Sveiki visi, esu Marius Abramaitis ir šiame video pristatysiu paskaitą. E, Turiu savo aliejus, nuo ko pradėti. Pasidalinsiu ekranu. Manau, kad gerai. Taip, tai turime paruošę jum edukacinių paskaitų ciklą. Yra. Taigi šiandien pristatysiu jum Turiu savo aliejus, nuo ko pradėti. Toliau turėsime po savaitės kiekvieną trečiadienį, 7 val. Turime numatę jum tiesioginės tiesioginės paskaitas, tai galite pasijungti kiekvieną trečiadienį 7 val. Nuorodomis dalinamis įvairiose grupėse, tiek mūsų Facebook grupėse, kurias irgi pristatysiu šiandien, ir mūsų taip pat WhatsApp grupėje. Tai galite susiplanuoti ir būtinai prisijunkite, nes kiekviena paskaita duoda tam tikrą naudą, ypatingai jeigu yra jum aktuali tema. Taigi, gegužės 15 dieną turėsime paskaitą apie pagalbą sezoninių alergijų metu, kas šiuo laikotarpiu taip pat yra labai aktualu. Gegužės 29 dieną odos priežiūra vasara, birželio 5 dieną būtini aliejai keliaujant. Na ir prasidėjus grynai vasaros laikotarpį, daugiau stengiamės daryti tokias paskaitas, kurios aktualiausios yra tuo laikotarpiu. Taigi, kas susijęs su atostogomis, birželio 12 dieną galėsite pasiruošti ypatingai karštą vasarą įvairius receptus kokteiliams. Birželio 19 eteriniai aliejai emocijoms, birželio 26 parama virškinimo sistemai, Liepos 3 dieną parama protiniai veiklai, Liepos 10 eteriniai aliejai darbinėje veikloje, kad pagerintumėte ypatingai savo protinę veiklą, susikoncentravimą, jeigu tai susijęs su darbo prie kompiuterio. Jeigu yra kažkoks fizinis darbas, tai irgi atitinkamai kalbėsime apie tos aliejus, kurie padeda išlaikyti fizinį komfortą, atliekant tuos pratimus. Ir paskutinė paskaita bus Liepos 17 dieną gyvenimas be toksinų. Vėliau kitas paskaitas mes turėsime šiek tiek vėliau, matomai rugsėjo mėnesį. Taip, kad junkitės, kada galite, jeigu negalite pažiūrėti, sudalyvauti tiesioginio online paskaitos metu, prisijunkite pasižiūrėti įrašą, kuriuo taip pat daliname. Taigi, pradėkime šios dienos paskaitą. Tikiuosi, žiūrite tie, kurie jau turite užsisakę savo eterinius aliejus. Jeigu ne, susisiekite su tuo asmeniu, kuris jūs supažindino su doTERRA, ar kurį jūs galbūt sekate viešoje erdvėje, ir paprašykite daugiau informacijos, mielai tas asmuo jums suteiks. Jeigu jau gavote eterinius aliejus, galbūt užsisakėte, nežinau, atskirus kažkokius aliejus, bet mes labiau stengiamės, kad kiekvienas naujai prisijungęs turėtų tą tokį bazinį rinkinuką, kuris labiausiai yra rekomenduojamas turėti, su kurio pagalba yra pagrindiniai aliejai, 10 aliejų prastai tose rinkinukuose būna. Tai šie aliejai yra tokie kaip pagrindiniai, kurie yra labiausiai naudojami aromaterapijoje, ir turi didžiausią naudą, jos labai lengva pritaikyti įvairiom reikmėm. Ir su tokiu rinkinuku visada, galima sakyti, išsiversite visais gyvenimo atvejais. Taigi, išpakuokite savo aliejus, jeigu jau gavote ir žiūrite šiuo metu šį įrašą, ir atidarykite buteliukus, pauostykite kiekvieną, išbandykite šios nuostabius aromatus.
Tuo pačiu su užsakymu kiekvienas naujas narys jisai gauna doTERRA katalogą ir tokius matote irgi kamputyje lipdukus, kuriuos galite užklijuoti ant buteliuko viršaus, kad pasižymėtumėte konkrečiai, koks tai yra eterinis aliejus, kad būtų paprasčiau jo susirasti, jeigu tai laikote kažkokie dėžutėje. Ir tokiu būdu galėsite irgi paprasčiau dalintis, atsekti, kur tas aliejus yra ir galėsite paprasčiau dalinti su kitais žmonėmis. Laikykite aliejus tose vietose, kur juos dažniausiai naudojate. Tai konkretus aliejus, jisai irgi, kaip pavyzdys, levanda, jisai labiau naudojamas galbūt irgi pasiruošti miegui, nusiraminti, tai galbūt labiau pravers miegamajame. Citrinos eterinis aliejus galbūt labiau pravers virtuvėje, kai norėsite įsilašinti vieną lašelį citrinų eterinio aliejaus su stiklinė vandens. Tokiu būdu žiūrėkite, kad tuos aliejus turėtumėte ten, kur galėsite juos panaudoti praktiškai ir atsiminsite, kad juos turite ir dažniau naudosite pagal poreikį. Tuo pačiu yra tokie atskiri, taip vadinami, raktų pakabukai, rankinės mėginėlių, tokie maži buteliukai, kuriuos patogu nešiotis, kad ir kur bebūtumėte, tai labai patogu turėti su savimi, nes 15 ml buteliukų ne visi galėsite visada nešioti su savimi, taip kad tie mėginukai yra labai patogus. Juos galima irgi užsisakyti tiek mėginėlius buteliukus, tiek pačią rankinę, doTERRA tinklapį. Ir prieš pradedant naudoti, užduokite savo tokius klausimus. Koks buvo nuostabiausias dalykas, kurį girdėjote savo pirmajame aliejų seminare? Kas jūs sužavėjo, kas jūs atvedė, kas jūs paskatino įsigyti doTERRA aliejus? Jūs galbūt jau turėjote kažkokį tą irgi mėginuką, kuris jums suteikė kažkokias emocijas ir kokios buvo tai emocijos, ką jūs pajautėte, koks tai buvo dalykas, kuris jūs sužavėjo. Galbūt norite irgi pasidalinti tą patirtimi su mumis, tai mes irgi turime atskirą grupę, kur galite dalinti savo patirtimis, taip kad mielai laukiame jūsų prisijungiant ir kiekvieną kartą, kai patirite kažkokią teigiamą emociją, teigiamą patirtį, būtinai pasidalinkite irgi su kitais mūsų bendruomenės vartotojais, tam, kad visi būtume, kad suteiktume tą pagalbą kitiems irgi žmonėms, kurios tos pagalbos reikia, kaip jūs irgi galbūt gavote iš kažkokio žmogaus, kuris jūs pakvietė prisijungti prie doTERRA. Įsivertinkite, aišku, kokie yra svarbiausi jūsų ir jūsų šeimos sveikatos prioritetai, tikslai, ką jūs norite susitvarkyti, pagelbėti savo ar kitiems žmonėms, kurie galbūt negali to išspręsti tradiciniais medicinos būdais. Ir išbandykite tai, pamatysite, kas jums veikia labiausiai, tada atitinkamai galite irgi jau turėti savo patirtį ir galėsite paprasčiau dalintis šiomis patirtimis su kitais žmonėmis. Tuo pačiu užduokite savo klausimą, ar esate susipažinę su jums prieinamais ištekliais, apie kuriuos mes čia irgi šios paskaitos pabaigoje paminėsime keletą iš tokių. Bet kaip minėjau, visada, kai tik turite kažkokių klausimų, galite kreiptis į tą žmogų, kuris jūs pakvietė, arba tiesiog rašyti mūsų viešose grupėse, Facebook grupėse, WhatsApp grupėse. Tuo pačiu, jeigu dar neturėjote asmeninės konsultacijos su tuo asmeniu, kuris jūs pažindino su doTERRA, tai būtinai paprašykite. Tos konsultacijos metu irgi užduokite jam klausimus, jeigu tokių turite. Ir nesidrovėkite klausti, būtinai supraskite, išsiaiškinkite tai, kas jums yra svarbu, kas jums galbūt kelia nerimą,
Ir supraskite, kad aromaterapija yra pakankamai platus, subtilus mokslas. Tai ne visada irgi yra lengva suprasti tai, kaip veikia eteriniai aliejai, taip kad visada laukiame jūsų klausimų. Na ir kaip minėjau, mūsų doTERRA eterinių aliejų bendruomenė yra tikrai paslaugi, suteikianti visą reikiamą informaciją, taip kad palaikymas yra tikrai svarbus ir mielai laukiame irgi tuo pačiu jūsų aktyvumų. Taigi prisijunkite prie mūsų doTERRA bendruomenės, turime sukūrę dvi Facebook grupės, eteriniai aliejai patirtis. Jeigu neturite nuorodos, irgi mielai paklauskite. Ten, kur dalinsiuos su šiuo įrašu, tai irgi patalpinsiu konkrečias nuorodas, kad būtų patogu dalintis arba prisijungti, jeigu dar nesate šių grupių nariai. Facebook grupė LifeForce, tai daugiau skirta irgi narystę turintiems tik tai doTERRA nariams, bet mes joje tuo pačiu diskutuojame įvairiomis temomis, ne tik aromaterapijos, bet labiau irgi sveikos gyvensenos temomis. Eteriniai aliejai patirtis grupėje daugiau diskutuojame apie konkrečias patirtis susijusias su doTERRA produkcija. Na ir asmeninėmis patirtimis ypatingai. Na ir WhatsApp grupė, tai tiesiog irgi komunikacijos šaltinis, kad būtų paprasčiau užduoti kažkokius vienkartinius klausimus arba irgi sekti kažkokią svarbesnę informaciją. Ką reikėtų atsiminti, kad prieš pradedant naudoti eterinius aliejus, kad aliejai tai yra tie patys augalai, kitaip dar galima sakyti, tai eterinis aliejus tai yra augalo siela buteliuke. Toks gražybinis išsireiškimas ir, sakyčiau, tai atitinka eterinio aliejaus apibūdinimą. Atsiminkite šį nuostabų faktą, jie yra augalo imuninė sistema. Tai kaip eterinis aliejus išlaiko augalus stiprius ir sveikus, tai pačiai eterinis aliejus veikia ir mūsų organizme, palaiko mūsų imuninę sistemą stiprią, sveiką, atlieka reikalingas, naudingas organizmui funkcijas įvairių kūno sistemų. Kaip jie prisitaiko prie mūsų, tai sąveikauja protingai su mūsų ląstelėmis, jas gydo, palaiko, pašalina žuvusias ląsteles, pašalina įvairius toksinus, veikia įvairias bakterijas, veikia virusus ir taip toliau, įvairius patogenus, grybelius ir taip toliau. Kiekvienas eterinis aliejus turi savo universalų poreikį, tai yra ne tik veikia fizinę sistemą, bet ir tuo pačiu suteikia emocinę naudą, kartais net naudodami kažkokį tai aliejų, net nežinome tiksliai, kokia to aliejaus yra savybė, poveikis emociniai būkliai pagerinti, bet kiekvienas aliejus jisai turi savo tą poveikį emociniai būsenai ypatingai. Tai tikrai skatinu išbandyti kiekvieną aliejų ir kartais netgi galite pasikliauti savo intuiciją, kad pajausti, kurį aliejų tą dieną norėtumėte panaudoti, galbūt jau žinote, kaip tas aliejus jūs veikia ir galbūt tas aliejus jūs atitinkamai ir pradeda traukti labiau nei, tarkim, kiti aliejai. Na ir aliejai, galima sakyti, yra pastovėję harmonijoje su mūsų kūnu. Pradėjus juos naudotis, pamažu irgi jaučiate, kaip jie veikia jūsų organizmą ir jaučiate atitinkamą naudą. Na ir nesidrovėkite išbandyti galbūt irgi naujų aliejų, jeigu matote, kad kažkuris aliejus jūs sudomino, galbūt turi kažkokį specifinį aprašymą, kuris jums tuo metu labiau reikalingas kažkokiai fiziniai ar emociniai būklei pagerinti. Na ir pirmiausia, jeigu įsigijote rinkinuką
tarkim, namų rinkinys, Home Essentials, kitaip dar vadinamas, tai gavote su pagrindiniais eteriniais aliejais, tai yra 15 ml buteliukais, gavote ir atitinkamą difuzorių, kuris matosi šiame paveikslėlėje. Aš naudoju kitą difuzorių, kuris man labiau patinka, bet įprastai doTERRA difuzoriai tikrai pasižymi ilgalaikiškumu. Tai tuo pačiu kiekvienas difuzorius turi 2 metų garantiją, bet įprastai jie veikia pakankamai ilgai. Na ir be abejo reikia juos tuo pačiu papildomai prižiūrėti, išvalyti, kad difuzorius negestų. Kiekvienas difuzorius turi savo atitinkamą ribą, žymą, iki kurios reikia pripildyti difuzorių vandeniu. Tai pas mane yra šitos vietos. Visi mato, šitos galbūt matosi toksai roželis. Tai iki tos ribos pripilame vandens, na ir įlašiname eterinio aliejaus arba kažkokį tai derinį eterinių aliejų. 3-5 lašus įprastai užtenka. Jeigu norite kažkokio stipresnio aromato ar turite kažkokią didesnę patalpą, tai galite lašinti šiek tiek daugiau, bet įprastai aš naudoju apie 5 lašus, tai man tas kiekis yra tikrai pakankamas, kad pasisavinti per orą šį eterinį aliejų, ar suteikti galbūt kažkokią tai kitokią funkciją, iškvėpinti patalpą, išvalyti patalpą, kad nuo blogo kažkokio tai aromato, kaip pavyzdys, bet tiesiog dažniau naudoju, kad pagerinti irgi savo susikoncentravimą, jeigu naudoju tokius aliejus, kurie tai padeda padaryti, arba nusiraminti prieš miegą, taip pat pasijungiu difuzorių, tai labiau naudoju tokius aliejus kaip levanda. Nusiraminimui, pasiruošimui. Na ir išbandykite keletą mišinių, keletą eterinių aliejų derinių, nebijokite improvizuoti, pajausite, kuris derinys galbūt jums yra malonus, tai būtinai užsirašykite tokį derinį, kad galėtumėte irgi vėliau pakartoti, kad nepamirštumėte. Naudokite difuzorių emociniai geroviai, įvairioms sveikatos problemams ir palaikant tiesiog malonų aromatą namuose. Na ir kartą per mėnesį rekomenduojama išvalyti difuzorių, tai įpilkite pusę baltojo acto, tos žymos, kuri yra nurodyta, ir likutį užpildykite vandeniu iki tos žymos maksimalios. Na ir garinkite, rekomenduotina labiau lauke arba ant palangės, kad tas acto aromatas nebūtų jums galbūt dirginantis. Poreikis yra tiesiog išvalyti difuzorių. Na ir pabaigus garinti su actu, šiaip užtenka 5-10 maksimum minučių, nebūtina garinti labai ilgai, ir vėliau išpilkite tą actą su vandeniu ir pasiimkite, tarkim, ausų krapštuką arba kažkokį tai vatos gabaliuką, kad būtų patogu išvalyti tuos irgi kraštus, kurie dažnai yra apsinešę nuosėdomis tokiam. Tai tiesiog išvalykite, kad nebūtų jokių irgi likučių, ir galite irgi vėliau užpildyti, praplauti šiek tiek vandeniu, kad pilnai išsivalyti. Na ir kai keičiate irgi aliejus po tam tikro aliejų derinio garinimo, tai galite irgi išpilti, tiesiog išvalyti sekančiai tuos aliejus, kad nesimaišytų su kitu aromatu, kvapu. Čia pateikėme keletą derinių, ką galite naudoti imuniniai sistemai stiprinti, palaikyti. Tai pagrindinis mišinys, kaip matote, įeina OnGuard, kuris yra viename iš tų pagrindinių rinkinių, jeigu tokį įsigijote. Tai OnGuard jisai konkrečiai yra skirtas imuniniai sistemai stiprinti, tai ypatingai praveržiamos laikotarpiu. Prie jo galite papildomai naudoti, tarkim, citrinų eterinį aliejų arba arbatmedį,
arba kitus dar aliejus, kaip irgi citrinų raudonėlį, citrinų pipirmėtę, tai pagrinde labiau laviruoja šie du aliejai On Guard ir citrina, kurie ir suteikia tą tokį gal stipresnį poveikį imuniniai sistemai. Bet ir kitus aliejus kaip raudonėlį arba atmetį pipirmėtę taip pat galite prie jų papildomai naudoti. Čia pateikime konkrečiai, kokius kiekius galite naudoti kiekvieno iš šių aliejų, bet įprastai, tarkim, po 2 lašus kiekvieno aliejaus yra tikrai pakankamai. Na ir geriausias derinys imuniniai sistemai stiprinti ir tuo pačiu palaikyti sveikas kvėpavimo sistemos funkcijas, tai šis derinys On Guard ir Air mišinių suteikia tą tokį švarų, gaivų aromatą ir palaiko sveikas imuninės ir kvėpavimo sistemos funkcijas. Tai maksimum po 3 lašus tokių mišinių difuzoriuje pilnai užtenka, galite garinti kiekvieną dieną, galite keisti su On Guard ir citrinų aliejų derinti, panašiai. Tai šis derinys On Guard ir Air yra populiariausias šaltuoju metų laiku ir žinau, yra kurios šeimos mano klientų tarpe, kurios naudodamos šios aliejų mišinių derinius išsivertė pilnai per visą žiemą, nesirgdami, tai ko įprastai jiem nepavykdavo padaryti kiekvieną žiemą, vis atsiradavo kažkoks tai sezoninis negalavimas. Tai būtinai išbandykite, ypatingai žiemos laikotarpiu. Na ir geresniam miegui palaikyti galite naudoti rinkinuke esančią levandą. Tai, sakyčiau, pagrindinis aliejus, toks skatinantis nusiraminimą ir geresnį miegą. Prie jos galite taip pat naudoti Air mišinį, kuris tuo pačiu padės ne tik nusiraminti, bet ir pagerins kvėpavimą miego metu. Kaip pakaitalą levandai galite naudoti Serenity mišinį, toks jau specifinis, konkrečiai sukurtas gilesniam miegui suteikti, ir dažnai aš naudodama šį Serenity mišinį, būna sunku tiesiog net atsikelti iš to tokio gilaus įmygio, bet tuo pačiu pailsėjus, išsimiegojus atsiranda daugiau jėgų darbo metu, tiesiog tos dienos, sekančios dienos metu, ir jaučiuosi aktyvesnis, darbingesnis. Ir tuo pačiu, pailsėjęs, protinė veikla yra aktyvesnė. Prie Serenity papildomai arba kartu galite naudoti Balance mišinį, kuris taip pat balansuoja emocijas, įžemina. Vetiverija taip pat toksai įžeminantis mišinys, kai kam galbūt irgi padedantis netgi užmigti geriau, tai galima naudoti irgi vetiveriją su levanda arba su Serenity. Taip pat tinka su tuo pačiu Air ar bergamotos mišiniu deriniu. Bergamočio aliejus taip pat jisai skatina geresnį miegą, ir ramunėlės toksai jau tikrai stiprus aliejus, gal net geresnis, stipresnis nei levandų eterinis aliejus, ir taip pat ypatingai tinka miegui, bet ir tiesiog nusiraminimui, jeigu yra kažkoks nerimas, baimė. Tai mielai kviečiu išbandyti, jeigu norėsite kažką iš šių papildomų aliejų, kurie skatina geresnį. Naudojant eterinius aliejus, kad juos saugiai naudotumėte, rekomenduojama naudoti bazinį aliejų, tokį kaip pernešėją, kad eterinis aliejus lengviau prasiskverbtų pro mūsų odą ir pasiskirstytų per kraujotaką įvairiais kanalais po organus, ten, kur reikia to aliejaus, kad jisai veiktų konkretų organą ar konkrečią organų sistemą. Ir doTERRA turi frakcionuotą kokosų aliejų, tai yra suskystintas skystame pavidale kokosų aliejus, ir jisai puikiai tinkamas naudoti tepant ant odos.
ypatingai sausos odos, bet manau tinka bet kuriai odai ir galite naudoti bet kuriuo metu, naudojant, tarkim, kūdikiams, vaikams, vyresnio amžiaus žmonėms ar tiesiog irgi naudojant eterinius aliejus, skiedžiant su augaliniu aliejumi, naudojant gyvūnams. Naudojant tokius aliejus kaip onguart, raudonėlis, cinamonas, gvazdikėlis, čiobreliai yra rekomenduojama daug labiau skiesti šios aliejus baziniu augaliniu aliejumi, nes jie yra taip vadinami karštieji aliejai, jų užtenka vieno lašo, kad jau atsirastų kažkoks tai stipresnis odos dirginimas, tai visada būtina naudoti augalinį aliejų, kad atskiestų tą eterinio aliejaus poveikį, kad poveikis būtų švelnesnis. Tas pats kaip ir užsidėjus citrinos eterinį aliejų ar citrinos tiesiog sultis įsispaudus ant odos ir jūs išeitumėte irgi į saulę, pakaitintumėte tą citrinos sultis, tai jums irgi dirgintų odą, tiesiog atsirastų atitinkamas odos jautrumas tokiam poveikiai sultims eterinio aliejų. Taipogi patekus į jautrias vietas, atsiminkite, kad reiktų nuvalyti su augaliniu aliejumi, o ne su vandeniu. Vanduo jisai nepadeda išvalyti eterinio aliejaus, atsiminkite tai būtinai. Jeigu patektų į kažkokias jautras vietas, kaip pavyzdžiui akis, nosies kažkokią tai ertmę, ypatingai naudojant tuos karštuosius aliejus, jeigu jaučiate, kad jūsų oda yra jautresnė, tai visada naudokite daugiau šiek tiek augalinio aliejaus, kad sumažintų tą tokį odos jautrumą, odos neigiamą poveikį. Na ir skiedimas, kiek lašų eterinio aliejaus reiktų naudoti kartu su augaliniu aliejumi, tai čia esame pateikę tokią informaciją, kur galite matyti, kokius kiekius eterinio aliejaus galite naudoti su kūdikiais, mažyliais, mažais vaikais, paaugliais ar tiesiog suaugusiems žmonėms. Tai su 2 arbatiniais šaukšteliais arba 10 ml augalinio aliejaus naudokite žemiau nurodytus eterinius aliejus. Žemiau nurodytus eterinių aliejų kiekius ir galite įlašinti 1-2 lašus eterinių aliejų, maksimaliai jei tepate tiesiai ant odos su augaliniu aliejumi arba drėkinamuoju losjonu. Visada tinkamai atskieskite vaikams ir kūdikiams skirtus aliejus. Kūdikiams tai 1 lašas eterinio aliejaus su 10 ml augalinio aliejaus, mažyliams 2 lašai su 10 ml augaliejaus ir taip toliau. Čia mes esame paruošę kitokį šiek tiek eterinio aliejų skiedimo vadovą, bet jisai yra realiai panašus pagal mūsų tą nurodytą schemą prieš tai matytą. Tai čia tiesiog galbūt yra labiau išdėstyta pagal mėnesius, metus, konkrečiai kiek lašų apytiksliai turėtumėte naudoti skiedžiant su augaliniu aliejumi. Tai 1 arbatinis šaukštelis augalinio aliejaus prilygsta apytiksliai 5 ml augalinio aliejaus, 2 arbatiniai šaukšteliai tai apie 10 ml. Tai vienoje grafoje matote 5 ml talpa, kitoje 10 ml talpa, tai tarkim kūdikiams užtenka 1 lašo su 2 arbatiniais šaukšteliais, taip. Jeigu tai yra 1 metų mažylis, tai užtenka naudoti 3-6 lašus apytiksliai, irgi priklausomai nuo odos jautrumo, bet kūdikiams mažyliams tikrai nesistengkite naudoti didelių kiekių, naudokite didesnį skiedimą. Ir su metais atitinkamai galima naudoti didesnius kiekius.
Nesvarbu, kokią skiedimo koncentraciją be pasirinktumėte, visada patariama atlikti odos jautrumo testą ant nedidelio odos ploto, tai užlašinkite vieną lašelį augalinio aliejaus, ypatingai tokių aliejų kaip levanda, citrina, jie tikrai pakankamai švelnus. Ir pasižiūrėkite, ar neturite kažkokios odos neigiamos reakcijos, kažkokio tai dirginimo panašiai. Na ir visada rekomenduojama pradėti nuo mažiausios koncentracijos. Reikalui esant, pamažu galite didinti koncentraciją, matydami, kad jūsų organizmas teigiamai priima tokius kiekius ir galbūt norite sustiprinti efektą, pagreitinti poveikį. Atsiminkite geriau naudoti mažesnius kiekius, bet dažniau nei kad didesnius kiekius ir retai. Tai įprastai eterinis aliejus išlaiko savo geriausią veikimą per pirmąją valandą. Tai galite naudoti, tarkim, kažkokį tai protokolą kas 2 valandas tepdami taip. Tokiu būdu palaikysite tą eterinio aliejaus stipriausią poveikį per pirmąją valandą. Kaip pasiruošti mišinuką, tai tarkim yra tokie specialūs irgi tepami buteliukai su rutuliniu aplikatoriumi. Aš čia paėmiau tokį mišinuką vaikams, kuris vadinasi Tinker. Padeda pagerinti mąstymą, protinę veiklą. Na ir toksai buteliukas turi rutulinį aplikatorių, kurį yra patogu naudoti ant odos, tiesiog užtepant taip. Tai geriausios tokios vietos tepimui yra riešas, vidinės alkūnių vietos, po ausimis, ant smilkinių irgi tiesiog stengiantis netepti šalia labai akių, neliesti akių po tokio tepimo. Jeigu skauda galva, kažkokia yra nervinė įtampa, tai irgi kaktą galite to pačiu pasitepti. Sprandas yra tokia irgi tinkama vieta, arba geriausia pėdų padus, nugarą, jeigu yra galimybė, jeigu yra kažkoks irgi, nežinau, skauda raumenis, yra kažkoks raumenų diskomfortas, tai galite ištepti irgi tas vietas, kur jaučiate poreikį. Jeigu tai yra virškinimo kažkoks tai sutrikimas, negalavimas, tai tepate ten, kur tai yra pilvo zona. Taip. Kad pasiruošti mišinuką, irgi galite įsigyti tokius buteliukus doTERRA tinklapyje arba kažkokiose internetinėse parduotuvėse, kurios tai tokius buteliukus turi. Ir tiesiog išsirinkus derinuko, ar tai jūs darytumėte, nežinau, kad ir kvepalams tiesiog. Mes apie kvepalus irgi jau šnekėjome prieš tai esančioje paskaitoje, galite pasižiūrėti įrašą. Ir tiesiog užpildote eterinių aliejų tam tikrą dalį buteliuke. Įprastai rekomenduojama, tarkim, 1/3 tokio buteliuko, jeigu tai yra suaugusiam asmeniui, ir 2/3 augalinio aliejaus. Užpildote likutį buteliuko ir tiesiog užspaudžiate su tuo rutuliniu aplikatoriumi, pakratote ir galite tada naudoti pagal poreikį ten, kur bebūtumėte, tiesiog pasikvėpinant ar naudojant kažkokiam fiziniam ar emociniam kažkokiam negalavimui. Na ir įtraukite aliejus į savo kasdienę rutiną, naudokite mėgstamiausius aliejus masažo metu, tepant pėdų padus, nugarą, po sporto galbūt. Prieš miegą ištepkite vaikams irgi nugarą nusiraminimui ir ryšiui palaikyti, patepkite žandikaulį, jei yra kažkoks tai diskomfortas po apsilankimo pas dantistą. Tai mielai padės jums šis aliejus raminantis nuimti tą diskomfortą. Tai ypatingai levandų aliejų rekomenduojama naudoti tokią atveju.
Na ir eteriniai aliejai turi savo poveikį ne tik naudojant juos išoriškai, tai yra tepant odos, bet tuo pačiu juos galima naudoti į vidų. Taigi pakalbėkime apie šį vartojimo būdą. Tai eteriniai aliejai yra naudojami tiek pagardinant salotas, vartojant su maistu, įvairiuose galbūt vaisių daržovių kokteiliuose. Naudojami eteriniai aliejai taip pat įvairiuose vaisvandeniuose, kramtomojoje gumoje, burnos skalavimo skysčiuose ir taip toliau. Tai eterinių aliejų naudojimas tokiuose produktuose nėra kažkokia tai naujiena. Taip kad jeigu tai yra grynas eterinis aliejus ir tinkamas pagal savo savybės naudoti į vidų, tai jisai yra dažnai pritaikomas tokiuose produktuose. Ir tai yra normalus vartojimo būdas, ypatingai prancūzų aromaterapija šį būdą skatina kaip vieną iš tokių efektyviausių veikimo būdų. Šie protokolai yra skirti tik vartojant doTERRA eterinius aliejus, tai yra vartojimas į vidų labai priklauso nuo eterinio aliejaus kokybės. doTERRA yra kompanija, kuri užtikrina eterinio aliejaus kokybę, kad jisai būtų tyras, be jokių priemaišų, be jokių chemikalų, pesticidų ir taip toliau. Tai daro įvairius nuodugnius tyrimus, kad šis aliejus tikrai būtų efektyvus, saugus ir tinkamas naudoti ypatingai į vidų. Įlašinkite aliejų į vandenį, tai daugiau galite naudoti tokius citrusinius eterinius aliejus. Jeigu tai yra iš rinkinuko, tai citrina puikiai tik šiam atveju kaip vienas iš tokių pastovių protokolų naudojimo vartojimo į vidų. Na ir vartokite su augalinės kilmės kapsulėmis. Tai doTERRA turi štai tokias veggie caps. Čia yra 160 štai tokių augalinės kilmės kapsulį, į kurias galite įsilašinti, tarkim, 2 lašus eterinio aliejaus, na ir užpildyti likutį augaliniu aliejumi, tiesiog pakratyti prieš vartojant ir nugerti su stikline vandens. Ne visi eteriniai aliejai pagal savo savybės yra tinkami naudoti į vidų, tai turite irgi atkreipti dėmesį į tai, kokius eterinius aliejus jūs naudojate vartojant į vidų. Tad, tuo pačiu galite pasiskaityti ar mūsų paraštus aprašymus, ar doTERRA pateikiama irgi informacija jų tinklapyje tam, kad sužinotumėte, ar tas aliejus tikrai galimas naudoti į vidų. Tai, kaip minėjau, citrinų aliejus iš rinkinuko, jeigu tai būtų anguar, levanda, frankincense, pipirmėtė, raudonėlis, jeigu dar neminėjau, tai visi šie aliejai yra tinkami vartoti į vidų, sendžes dar mišinys tuo pačiu tinkamas naudoti. Na ir galite vartoti eterinius aliejus su jau paruoštomis kapsulėmis, tai yra specialios kapsulės eterinių aliejų pagrindų sudarytos, tai doTERRA turi įvairią produkciją, nebūtina patiems pasirašinėti, galite įsigyti kažką iš tokių jau paruoštų kapsulių ir vartoti tada, kada jau turite poreikį. Arba pagal paruoštas instrukcijas, indikacijas. Na ir galite pasiruošti kapsulės imuniniai sistemai, tai ypatingai šaltuoju metų laikotarpiu galite įlašinti po 1 arba 2 lašus šių nurodytų aliejų, kai jaučiate kažkokį fizinį negalavimą, kai yra susilpnėjusi imuninė sistema ir jaučiatės tiesiog silpnai. Tai galite įlašinti po 1-2 lašus šių paminėtų aliejų, tai yra frankincense, citrinų, raudonėlių, pipirmėčių ir anguar mišinio. Siūlyčiau pradėti nuo 1 lašo ir, tarkim, galite naudoti 3 tokias kapsulės dienoje. Čia galite matyti, kokius maksimalius kiekius rekomenduojame naudoti žmogui paroje, kokia yra maksimali paros norma vartojant į vidų. Tai suaugusiam įprastai yra į vidų kapsulė iki 24 maksimum lašų, taip kad jeigu naudosite po 1 lašą,
5 eterinių aliejų vieną kartą dienoje, tai tas kiekis yra tikrai pakankamai normalus, minimalus, saugus naudoti į vidų. Jeigu naudosite 3 tokias kapsulės, tai bus 15 lašų, tai irgi toks kiekis, kurį dar galite naudoti, vartojant į vidų kapsulę. Taip, kad su tais kiekiais irgi nepersistenkite, išbandykite minimalius kiekius ir tada galite žiūrėti, kaip jūsų organizmas reaguoja ir galbūt pagal poreikį didinti. Po liežuviu naudojant suaugusiam žmogui per parą tinkama iki 18 lašų, ant odos 36 lašai, bet sakau, tai yra maksimalūs kiekiai, tikrai nebūtina tokių kiekių naudoti. Na ir pakalbėkime aplamai apie dotero skatinamą sveiką gyvenseną, sveikatingumą. Tai man asmeniškai pasidalinsiu iš savo patirties, pradėjus naudoti doterą eterinius aliejus, aplamai supratau, kad iki eterinių aliejų naudojimo tikrai negyvenau sveikai. Tad dotera mane paskatino domėtis labiau, kas tai yra sveika mityba, kad aplamai mankšta yra reikalinga, ypatingai kasdien realiai, tam, kad mūsų ląstelės prisipildytų deguonies, kad būtų sveikos, aktyvios ir kad mes jaustumėmės energingi visos dienos metu, tai mankšta tikrai yra labai svarbi. Aš dabar ypatingai pasidariau tokį jau 4. savaitę vykdau programą, tiesiog, kad palaikyti įprotį kasdien mankštintis, nes kadangi dirbu prie kompiuterio, prasėdžiu realiai po 7 valandas prie kompiuterio, tai yra tikrai pakankamai didelis laiko tarpas dienoje, kai tu esi prikabintas prie kėdės, tai tas sėdėjimas tikrai vargina ir dėl to užsistačiau žadintuvą kas valandą darbo metu, kad galėčiau atsistoti ir prasimankštinti, kai suskamba žadintuvas, pasidarau tą tokią lengvą mankštą, pagrindinius pratimus, kad pramankštinti raumenis, rankas, kojas ir tas paskatina irgi toliau atlikti savo protinę veiklą aktyviau, kad tiesiog sėdint ištisai 7 valandas. Tai ne tik mityba, bet ir mankšta yra labai svarbi. Taip pat atkreipkime dėmesį, kaip ilsimės, kaip valdome stresą, tai eteriniai aliejai tai irgi puikiai papildo, sumažinti tą tokią nervinę įtampą, bet tuo pačiu atraskite būdus, kaip jūs galite nusiraminti. Galbūt tai yra tuo pačiu mankštinantis išėjimas pasivaikščioti gamtoje, gryno oro įkvėpimas, meditacija, pabuvimas tyloje, galbūt jums patinka skaityti knygą ir taip nusiraminate. Pastebėkite, kas jums suteikia malonumą ir kaip jūs sumažinate nervinį įtampą, stresą, kaip jūs tai valdote. Sumažinkite toksinų kaupimąsi tiek organizme, tiek aplinkoje esančią toksinę aplinką, kaip jūs sugebate išsivalyti nuo šios toksinės apkrovos, ypatingai kai daug cheminių produktų, valymo produktų yra prisotinti kenksmingų toksinių medžiagų. Tai atkreipkite į tai dėmesį, ką jūs naudojate, ne tik į vidų, bet ir tiesiog valant aplinką. Na ir papildomai rekomenduoju tiesiog domėti, šviestis, kas tai yra sveika gyvensena ir ne tik pasikliauti kažkokiu tai vienu šaltiniu, kas galbūt ir tiesiog pasikliauti daktaru, nes daktaras galbūt irgi turėdamas nepakankamai laiko neįsigilins į jūsų atvejį ir nepasakys, kas jums yra geriausia. Jūs pati turite jausti, kas jums yra būtina, kas jums yra naudinga, analizuoti tą informaciją, bandyti praktiškai ir tada pamatysite, kas jums labiausiai veikia. Tai ta tokia proaktyvi sveikatos priežiūra yra labai svarbi, būtina. Taip.
Pažiūrėsiu, ko dar nepapasakojau. Taip, vienas iš tokių, kas labai padeda tinkamai maitintis, tai naudokite Lifelong Vitality papildus, rekomenduoju juos išbandyti bent kartą tikrai, nes su maistiniais produktais mes tiesiog nepasisaviname šiais laikais maistinių medžiagų, taip kaip būdavo, tarkim, prieš 30 metų pomidoras jau tikrai neturi tų maistinių verčių, kokios būdavo prieš tai. Tai ką mes perkame prekybcentriuose, tikrai tų maistinių verčių jum nesuteiks. Tai aš rekomenduoju išbandyti Lifelong Vitality papildus. Galiu pasidalinti irgi tiesiog artimo žmogaus patirtimi, kuris pradėjo naudoti Lifelong Vitality papildus ir labai sumažėjo irgi, tiesiog sirgimas. Neturi jokių irgi simptomų, nes savaime imuninė sistema yra stipri, prisotinta reikalingais mineralais, vitaminais ir tokiu būdu neatsiranda jokie kažkokie papildomi negalavimai, kas anksčiau būdavo galbūt dažnas atvejis tam žmogui. Gerai išsimiegokite, naudokite aliejus prieš miegą, tai kaip minėjau, levanda tam puikiai tinka, nes jausitės irgi pailsėję. Miego sutrikimas tai yra pakankamai taip pat dažnas šiame greitame, chaotiškame gyvenime. Taip kad išsimiegoti tikrai labai svarbu. Ir kasdien taip rekomenduoju išbandyti irgi stiklinėje vandens, įsilašinti po vieną lašą citrinų aliejaus, tai pagerinsite irgi organizmo valymą nuo tos toksinės apkrovos. Ir rekomenduoju prisijungti prie mūsų savaitinių užsiėmimų, kad gautumėte daugiau patarimų visais šiais klausimais. Taip pat galite pabandyti paieškoti įvairių programų aromaterapijos, kas padeda esant konkrečiam negalavimui, suprasti, kokį eterinį aliejų galite naudoti. Tai šios rekomendacijos yra bendros aromaterapijoje žinomos, naudojamos, rekomenduojamos aromaterapeutų. Tai kaip vieni iš tokių šaltinių, tai yra programos aplikacijos Modern Essentials Plus, vadinasi, galite paieškoti, arba Essential Emotions. Iš knygų galite įsigyti tą pačią irgi Modern Essentials aš naudoju. Taip pat Advanced Power Magic irgi panašaus tipo. The Essential Life tai yra tokia bendra irgi tiek emocijoms, tiek fiziniam negalavimams. Essential Emotions tai daugiau emocijoms skirta knyga. Ir mes esame paruošę mūsų eterinių aliejų trumpąjį gidą. Turime PDF formatu, galbūt dar kažkas turi irgi originalų spausdintinį variantą, galite pasidomėti. Tai tenai irgi nurodome konkrečius negalavimus ir kokius aliejus galite naudoti. Tai yra bendro pobūdžio paremta irgi tais pačiais aromaterapeutų naudojamais šaltiniais. Aromaterapijos studijų medžiaga tuo pačiu. Ir kiti iš tokių šaltinių, ką galite irgi išbandyti, tai yra source2u.com. Tai yra doTERROS paruoštas tinklapis, kur galite irgi pasitikrinti, tarkim, eterinio aliejaus kokybę. Tai yra buteliuko apačioje yra toks specialus kodas, kurį įvedus į šį tinklapį galite pamatyti eterinio aliejaus cheminę sudėtį, cheminę molekulinę kompoziciją, konkrečiai kokia yra reikalaujama turėti pagal to eterinio aliejaus botaninį pavadinimą. Tai yra tam, kad suprastumėte, kad eterinis aliejus tikrai yra kokybiškas. Įprastai tokia informacija viešai nėra prieinama, nes kompanijos kitos jos tiesiog nenori rodyti tokios informacijos. doTERRA šią informaciją pateikia viešai, tai kad bet kuris žmogus, ar tai būtų profesionalus aromaterapeutas ar paprastas žmogus, jie gali pamatyti visą tą kokybę ir tas man tikrai suteikia pasitikėjimo, kad naudoju tikrai kokybišką produktą. Ir
nėra jokios apgaulės. Na ir kitas šaltinis, tai yra paskutinė tokia žemiau esanti nurodyta nuoroda, tai yra anglų kalba irgi šaltinis. Labai profesionalus, išsamus, su vartotojų patirtimis, tai tikrai pabandykite susivesti arba paprašyti, kad atsiųstumėme, ir tikrai esant kažkokiam tai negalavimui visada surasite eterinius aliejus, kuriuos galėsite panaudoti jūsų konkrečiu atveju. Na, bet kuriuo atveju rekomenduoju visada kreiptis, klausti, domėtis ir mielai jums suteiksime visą reikalingą pagalbą. Taigi prisijunkite prie nuolatinės edukacijos paskaitų, prie mūsų grupių, na ir lauksime jūsų klausimų, aktyvumo ir mielai lauksime prisijungiant prie sekančių paskaitų. Iki, viso geriausio.